Ką reiškia būti savimi? Tai žinoti, ko sieki ir kuo tiki. Tikri dalykai nepaklūsta laikui. Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman su folija, skardinės apsaugai ir švarai. Tai mūsų laikų etiketas. Wolfas Engelman, Lietuvoje veikianti alaus darykla. Wolfas Engelman įmonė plėtoja įvairių gėrimų gamybą. Alaus Wolfas Engelman, Wolfas Engelman nealkoholinis, Wolfas Engelman Radler, gaivųjų gėrimų tokių kaip Aura, Limpa, giros, smetoniškos giros, Imperial, sidro, alkoholinių kokteilių, energetinių gėrimų Dinamit, stipriųjų gėrimų, natūraliojo mineralinio vandens Unikva gamyba. Įmonė yra trečioji pagal dydį alaus gamintoja, didžiausia sidro, giros, alkoholinių kokteilių gamintoja šalyje. Wolfas Engelman gamina nuo alaus iki vandens, nes nori džiuginti žmonės, išplėsti savo produkciją ir pasidaryti verslą. Fabrikai įsikūrė Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Prieš tai dar turėjo Rusijoje ir Baltarusijoje, bet dėl aplinkybių teko uždaryti. Įmonė yra įsikūrusi Kaune. Istorija prasideda tada, kai XIX amžiaus viduryje verslininkas Rafailas Wolfas įsteigė alaus daryklą. Verslą perima jo sūnus Iseras Beras Wolfas, kurio vardu Bravoras ir pavadinamas. Alaus darykla įsikūrė tuometinėje Vilijampolėje. 1853 metais įmonė tampa viena pirmųjų pramoninių daryklų rytinėme Baltijos jūrų regione. Greitai Karmelitų bažnyčios rajone prie Nemuno ir geležinkelio stoties pradeda veikti alaus daryklos Engelman pirmtakė. 1894 metais Ferdinandui Engelmanui priklausančią alaus daryklą nusiperka Wolfas ir Soloveičikas. Naujieji savininkai palieka Bravoro pavadinimą. Paraleliai veikia dvi alaus daryklos – Wolfas ir Engelman, kurių alus plačiai žinomas už Kauno gubernijos ribų. Pelno tarptautinių parodų, medalius ir įgyja pripažinimą dar XIX amžiaus pabaigoje. 1918 metais Lietuvai paskelbus nepriklausomybę į Lietuvą grįžta, karo metu pasitraukė į Rusijos gilumą Wolfas ir Engelman savininkai, sparčiai atsistatoma karo metais nukentėjusi Lietuvos pramonė, tarp kurių ir sudegęs Engelman Bravoras. 1922 metų pradžioje Lietuvoje jau veikia 11 alaus daryklų, iš jų dvi stambiausios Kaune, tai Wolfo ir akcinė bendrovė Engelman. Alaus daryklų Wolfas ir Engelman savininkai 1927 metais, taikydamisi prie susidariusių sudėtingų rinkos sąlygų ir siekdami sumažinti gamybos sąnaudas bei padidinti Bravorų pelną, sujungė šias įmonės į sujungtų alaus daryklų sąlygų fabrikų ir vaisvandenių dirbtuvių IB Wolfas Engelman akcinė bendrovė. Įmonė tapo stambiausia alaus gamintoja ir užėmė iki 40% anuometinės Lietuvos alaus rinkos. Ši alaus darykla nuolat modernizuoja įrengiamus, pirmoji Lietuvoje alaus gamyboje pradeda naudoti dirbtinį šaldymą. Iki tol ledo luitai buvo gabenti iš Nemuno ir laikomi rūsiuose, kad užtikrinti šaldymą visus metus. Savo produkciją realizuoja Kaune, Palangoje, Vilniuje, Alytuje, o ten jau į parduotuvės, restoranus, kavinės ir taip toliau. Lietuvoje apdraustų darbuotojų yra apie 285. Pagal lapkričio 2023 metų duomenis vidutinis darbo užmokestis yra apie 2494 eurus. Įmonė pardavinėja prekes, turi daug rėmėjų, yra labai nepastovi, atvira naujovėm, darbšti, disciplinuota. Aš manau, kad po 10 metų Wolfas Engelman bus numeris 1 alaus gamintoja Lietuvoje. Įmonė turi įdomią istoriją, apyvarta, populiarumas, gamyba yra progresuojanti į aukštumas. Manau, ši įmonė galėtų būti vertinama kaip patrauklus darbdavys. Karjeros galimybės yra tikrai didelės. Pažiūrėjus jų svetainę, mes jau galime jiems atsiųsti savo CV. Wolfas Engelman kompanijoje dirba įvairiausių sričių darbdaviai, nuo alaus gamintojų iki informatikų. Tikrai labai daug karjeros pasirinkimų. Siūlau rinktis Wolfas Engelman. Jį paragausime mūsų nealkoholinio Wolfas Engelman alaus. Nealkoholinis. Padegustuosime.
Putos labai gerai. Kvepia kaip alus, geras alus. Padegustuokime. Alus tikrai skanus. Skonis jaučiasi kaip numeris 1 Lietuvoje. Tikras toksai stipruolių skonis. Jeigu norite žiūrėti krepšinio varžybas, valgyti keptą duoną ir gerti alų, manau šis alus, nealkoholinis ir alkoholinis, yra pati puikiausia, pati nuostabiausia idėja. Taigi, sveiki visi, susirinkę į mūsų laidą, kanalas TV70-1. Šiandien darysime klausimėlį apie įmonę Wolfas Engelmann. Turėsime 4 pagrindinius klausimus. Pirmas bus, ką apart alaus gamina Wolfas Engelmann. Antras bus, kokios karjeros galimybės yra Wolfas Engelmann įmonėje. Trečias bus, ką jie apskritai žino apie Wolfas Engelmann. Ir paskutinis 4, kaip jūs manote, ar Wolfas Engelmann yra lietuviška įmonė. Paklausinėsime žmonių, pasivaikščiosime po mūsų Juodšilio Šilo gimnazijos mokyklą, pasistengsime kuo įvairesnių žmonių, kuo įvairesnių amžiaus ir žiūrėsime, kaip bus. Turime pirmą mūsų dalyvį. Taigi, ar žinote apie Wolfas Engelmann alų? Ne. Nežinote tokio alaus? Žinau. Žinote, taip. Kaip manote, ką apart Wolfas Engelmann alaus gamina Wolfas Engelmann? Gyra. Kokią gyrą, gal žinote? Skani. Ne, skani, bet kokia. Tamsa. Tamsa. Gerai, ačiū Jums. Taigi, sveiki, mūsų antras dalyvis. Sveiki. Ką žinote apie Wolfas Engelmann alų? Nieko gero. Nieko gero. Galbūt žinote, ką jis gamina kito apart Wolfas Engelmann alaus? Nežinau. Nežinot? Ne. Nu, nieko. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū. Viso. Sveiki, turime mūsų trečią dalyvį. Taigi, ar žinote, kas yra Wolfas Engelmann alus? Jo. Taigi, kaip manote, ar tai yra lietuviška įmonė? Manau, kad jo. Manot, kad jo? Jo. Ir gal žinote, galbūt ką gamina apart alaus Wolfas Engelmann? Nu, gal gyra? Gyra gal, o ką dar gal? Nežinau, gal dar kažkokį alkoholį. Alkoholį, pavyzdžiui, stipriosius gėrimus? Jo. O gal gamina gaiviosius gėrimus arba energetinį gėrimą? Nemanau. Kaip manote, kas sukūrė dinamit, energetinį gėrimą? Dinamit, Tomas Šelby. Ne, tai žinokit, kad Wolfas Engelmann sukūrė dinamit. Ačiū Jums, trečias dalyvis, ačiū. Taigi turime mūsų 4 dalyvį ir 5 dalyvį. Taigi, ar žinote tokią įmonę Wolfas Engelmann? Jo. O Jūs? Aišku. Kaip manat, apie karjerą, ar galite daug pasiekti, vat su Wolfas Engelmann alui įmonėj dirbdami, ar galite daug pasiekti? Jo. Nu, nežinau, žinau. Jau čia ten laikas, ten jeigu tu dirbi, pavyzdžiui, 5 metus tau kelią algą, ir taip keli, ir po kokių 10 metų galima gal 5 štukas gauti. Wolfas Engelmann gamina. Lietuva. Wolfas Engelmann. Taip, čia yra lietuviška kompanija. O. Dinamit Wolfas Engelmann gamina. Limpa gėrimą. Radlerį kai kurį. Wolfas Engelmann atima labai daug dalykų, jūs net nežinote. Pasidomėkite. Ačiū mūsų dalyviams 5. ir 4. Ačiū visiems, einame toliau. Sveiki, mūsų 6 dalyvis. Galbūt, ar žinote tokią įmonę Wolfas Engelmann? Taip. Taip, kaip manote, ar tai yra lietuviška įmonė? Spėčiau, kad taip. Spėtumėt, kad taip. Kai ką manote, ką apart alaus gamina Wolfas Engelmann? Spėčiau kokius nealkoholinius gėrimus šalia to. Gira, radlerį, galbūt kažką panašaus į radlerį. Labai teisingas atsakymas. Tada dar vienas klausimas, bendrai gal kažką žinote apart Wolfas Engelmann? Apart Wolfas Engelmann, gan daug žinau apie gubernijos įmonę. Daug nesidomiu. Nu gerai, ačiū Jums labai. Visa. Taigi mūsų 7 dalyvis. Taigi, ar žinote tokią įmonę Wolfas Engelmann? Ką tokį? Wolfas Engelmann. Ne. Nežinote. Nu kaip manote, tai kas tai yra? Bent kaip manote? Čia kur skrydžiai, ne? Taip. Gerai, ačiū mūsų 7, einame toliau. Taigi turime mūsų 8 dalyvį. Kaip manote, ar žinote, kas yra Wolfas Engelmann? Ne. Ne, nežinote? Kaip manote, kas tai galėtų būti? Nežinau, koks alaus kūrėjas. Visiškai teisingai, alaus įmonė. Kaip manote, ką apart alaus gali kurti Wolfas Engelmann? Mašinas. Ačiū mūsų 8 dalyviui, einame toliau. Taigi, turime mūsų 9 dalyvį, gerbiamą mokytoją Liuciną. Ir mes turime Jums klausimą, ar žinote, kas yra Wolfas Engelmann? Taip, žinau. Tai yra plati įmonė, kuri gamina
kuriai gamina gėrimus. Tai yra gėrimai ne tik alkoholiniai, bet tai taip pat yra energetiniai, vandenį ir taip pat nealkoholinius gėrimus. Labai džiugu, net nereikėjo jums užduoti klausimų, jūs pati jau taip viską žinojate. Bet kaip manote, kokios yra karjeros galimybės? Ar daug galima pasiekti dirbant Wolfas Engelmann įmonėje? Šiaip tai ne tik tai Wolfas Engelmann įmonėje, karjerą jose galima padaryti. Ačiū Jums labai, mokytoja. Prašom. Viso gero. Taigi turime mūsų 10 dalyvį. Sveiki. Kaip manote, kas pagamino šį gėrimą? Manau, kad Wolfas Engelmann. Jo, Wolfas Engelmann teisingai. O šiaip, ką žinote dar apie Wolfas Engelmann? Nu, gamina alų ir kitus gėrimus. Nu, ačiū Jums labai, ačiū. Kas nerizikuoja, tas negeria Wolfas Engelmann.